Techninę patikrą praėjom puikiai, viskas gerai. Tai dabar ruošiamės treniruotėjai, pasitreniruosim, išplauksim iki jūros vartų. Nežinau, į jūrą turbūt neplauksim, nes labai didelės bangos šiandieną. Pasižiūrėsim, ar viskas gerai, kaip laivas paruoštas, kad rytoj jau būtumėm pasiruošę lenktynėms visiškai. Dėl prognozių, taktikų kažkokių, be abejo, teisėjai dar neišdavė, kur ženklai ar kažkas tai, bet vis tiek kažkokių minčių turi turbūt. Tai tik tiek žinom, kad prognozė yra gana stiprus vakarų vėjas ir labai sunku kažką strateguoti, kol nežinom, kur plauksim. O nežinau, ar dalyvių sąrašai dar irgi, man atrodo, nepaskelbti, bet ne pirmi metai plaukėt. Kaip kokios mintis, konkurentai tie patys ir taip toliau? Konkurentai yra labai stiprus, mūsų klasėje yra 12 laivų, platų 25 ir tikrai dauguma yra labai stiprios įgulos ir visi pasiruošę ir visi žino, kad 50-oji regata ir dėl to kiekvienas nori laimėti. Tai manau, kad kova bus tikrai nirtinga, labai smagi ir mes tiesiog džiaugiamės, kad turim galimybę čia būti. O kaip jūsų komanda, ar susigrojusi ir kiek laiko jau kartu? Mes komandos branduolys jau 6 metai, kaip esam drauge, plaukiojam su įvairiais laivais, tiek dideliais, tiek mažais. Ir su savo laivu, Mojito TV3 LT, jau plaukiam 2 metus, jau jaučiamės tikrai neblogai ir pasiryžę viskam. Žodžiu, iš laivo spaudžiat viską, ką įmanoma? Viską, ką mokam, tą spaudžiam. Gerai, vėjo. Vėjo.